Awesome. Yeah, fucking awesome. Okay, išdurkė, ne? Žiūrėkite, pirmasis mūsų skambutis bus pats elementariausias, nes mes dabar skambinsime mergaitei ir darysime su ją tik-tiką. Tik-tik-tik. Tik-tik-tik. O esmė skambučio tik-tik yra tokia, kad Mantukas pabandys ją nukabinti. O kai jis ją nukabins, tada aš pasakysiu. Ir tada jisai turės pasakyti nuostabią frazę. Mūsų foną. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar kalbu su Žydre? Taip. Labas Žydre, tave trukdo, atsiprašau, kad taip vėlai. Raigardas, aš esu iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Aš žinau, kad tu esi taikomąją istoriją mokaisi, ne? Taip. Dėstytojas man davė tavo telefono numerį ir sakė, kad tu esi pirmos grupės seniūnė ir labai stropė mergaitė. Atsiprašau, kad aš taip vėlai skambinu, tiesiog norėjau pasiklausti. Mes darome su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentais ir pedagoginio universiteto studentais iliustruotą istoriją. Taip. Esi girdėjus ką nors apie tai? Žinokit, ne. Žinokit, ne, ar ne? Nes mes jau mėnesį čia Skalambija, mėnesį jau bandom padaryti tą visą dalyką. Žodžiu, aš tau gal papasakosiu šiek tiek esmę. Tai yra taikomosios studentai, besimokantis taikomąją istoriją, užduoda mums užduotis kažkokias iš istorijos ir aktoriai tuo pačiu metu turi suimprovizuoti tą istorinį kažkokį tai įvykį. O po to jau dėstytojai muzikos ir teatro akademijos ir pedagoginio universiteto sprendžia, ar tas dalykas, žinai, vertina. Tai aš norėjau pasiklausti, ar tu galėtum suorganizuoti grupę iš savo, ta prasme, iš savo grupės, kuriai tu esi seniūnė. Galėčiau pabandyti suorganizuoti, o kada čia maždaug būtų, tai... Čia būtų kovo 11-osios minėjimui. Žinokit, manau, kad galėčiau kažką pabandyti suorganizuoti. Aha. Tik man reikėtų tada žinoti maždaug, tikslesnis duomenis, kada ten viskas vyktų, kur ten, kad taip žinočiau. Jo. O pas tave su istorija viskas gerai, ne? Ir galėtume mes ir klausimų kažkokių, gal ir dviese, aš tau galėčiau padėti paorganizuoti ar panašiai kažką. Mes galėtume gal kokią dieną po paskaitų susitikti, ar aš ištaikyčiau kokį tai tarpelį paskaitų metu. Galėtume, aš nežinau, kur čia ir timiau. Pavyzdžiui, aš trečiuosiuose rūmuose dirbu ir ten yra kofeinas. Galėtume prie kofeino susitikti ir tau būtų arti ir man nelabai toli kažkokią tai dienelę. Galėtume matyti tą susitikti. O tu žinai Radvilą Rudąjį? Žinokit, ne. Radvilą Rudąjį būtent kaip asmenybę? Tai, ta prasme, ne kaip asmenybė, kaip istorinė asmenybė Radvilą Rudąjį. Šiaip žinau tokią asmenybę. Aha. Tai aš norėčiau padaryti tavo Rudąją. Tai va, ir susitiktume mes kofeinė ir Ruda. Atsiprašau. Mama, atnešk arbatą. Ok, atsiprašau labai čia su tom slogom, su tuo pavasariu užklupusiu. Tai va, ką mes apie Rudąją šnekėjom tavo, tai yra Rudąjį Radvilą, ne? Ir sakau, susitiktume, aš turiu pasiruošęs kažkiek tai rudų A4 formato lapų, kuriuos esu pasidėjęs jau pasivėjų portfelį savo ir norėčiau tau juos duot puostyti, perskaityti. Tai galim ir balsus paskaityti manęs. Kaip galim ir dabar paskaityti? Ir apie juodąjį galim, tik tai irgi aš atnešiu tada juodų lapų. Matai, apie juodąjį, čia, nežinau, apie juodąjį aš bijau, kad studentai nebus ne vienas panašus į juodąjį Radvilą. Tai nieko galim surasti. Aišku. Gerai, tai žiūrėk, dar vienas dalykas, kad mes tavęs paprašysim pavaidinti nuogą Barborą Radvilaitę prieš numirštant agonijoje, visą apsipylusią syvais. Gal aš šitą vaidmenį perversiu kam nors kitam. A, ne. Okei. Daug kas čia daro. FM. Labas vakaras!
Labas vakaras, Gint. Aš balsą supratau, iš tikrųjų. O ką tu supratai, kas čia toksai buvo? Kad Zitafel. Aha, o kas čia toksai kalbėjo? Žinok, nežinau, kurio balsas, bet... Nu, vat kurio balsas? Nežinau, kurio, bet gražu Čia balsas. Radvilos rudojo ar juodojo balsas buvo? Čia tikriausiai šmaikščioje kokia nors. Nerūščiojo, ne? Nu, gal ne dar. Ne. O tu Tai iš va. karto ir viską supratai? Nu, aš iš balsą galvoju, nu, tikrai kažkoks keistas balsas. Keistas balsas mano. Dėstytojas kažkoks skambintas. Keista balsis. Aišku, aš esu keista balsis. Tai va, žinok, norėjom tave... Tai tave patrukdė radistai iš radio stoties ZIP-FM. Šį vakar dirbame mes dviese Mantas Stonkus ir Justinas Jankevičius. Jo. Fainai. Štai mes tave ir patrukdėm. Jo, Tai štai kaip sekasi istorikuoti? Normaliai, iš tikrųjų dabar jau dar geriau, nes karštą paliko. O kaip ir rudoji tavo, prakaituoja ar ne? Radvila. Radvila. Radvila tai nežinau, kažkaip apie Radvilas dar neįmam, tai džiaugiuosi dabar. Bet bus malonu prisiminti, kai šitą variką eisim apie jį. Tai žiūrėk, nesusijuok per atsiskaitimą, jeigu gausi tokį klausimą. Gerai, žiūrėk, tai gero to vakaro. Norėjau paklausti, kas čia man tai padarė. Oi, Čia tau padarė, žinai kas? Giedrius Mikoliūnas. Nepažįstu. O Nu, gal va, tada... prašom. Šiaip tau čia padarė Titas Tadas. Prašom. Nu, pasakykit. Nu, rieš mes nuobisi. Oi, ryšys. Oi, Nebegalima. Ate, Žydrė, nutrūksta sąskaita baigėsi.